Iššūkis 23, bėgti ar važiuoti. Šiandien yra 13 iššūkio diena ir prie manęs jungiasi mano mokinys Donatas. Labas. Labas. Čia yra tas pats drąsuolis, kuris bandė įminti į skraidyklių kalną. Bandom šiandien. Nereikia, gal. Gal ir neminsim į kalną, bet bent jau 20 km tikrai nuvažiuosim. Turiu klausimą tau, Donatai. Kiek tau dabar metų? 16. Tai mes padarom tokį palyginimą. Važiuosim ir lyginsime mano laikus, kai man buvo 16 metų, ir Donato laikus, kai jam dabar yra 16 metų. Tai nieko nelaukiam ir važiuojam. Važiuojam. Įveikiam pirmus 5 kilometrus. Tai Donatai, ties kur ten maždaug nukritot, parodyk. Ant to baltų krūmų kažkur, plius minus. Tai pirmas palyginimas. Kai man buvo 16 metų, mes turėjom telefonus Nokia 3310. Ką mes su jais darydavom, tai tik tai kurdavom mygtukais muziką. Kaip galvoji, kaip ilgai ištvertum be telefono? Tai be telefonų, be niekas jo darom, tai gal kokią pusantros savaitės. Maksimumas čia. Nu, ja. Paskui tai tuščia pasidarytų. Atvažiavom į mano mylimą Kulautuvą ir dabar antras palyginimas. Kai man buvo 16 metų ir norėdavom pakviesti draugą į lauką, mes eidavom pas jį į namus ir belsdavom į duris. Sakydavom, ar gali eiti į lauką? Kada, Donatai, tu paskutinį kartą esi beldęs į duris? Prieš didelį laiką, gal prieš kokius 8-9 metus. Ėjo draugas į lauką. Neatsimenu, bet turbūt. Trebantį jos vadovų, Tu velnis. Palauk, čia nėra taip baisu, kaip aš galvojau. Aha, gerai, gal ir baisu. Vieną ranką, bet laikom. Važiuojam, tavo eilė. Vieną nepavyko. Eik, tu dar iš viso geriau praėjai. Gerai, Donatai, pabandėjai lygsvaros testą. Kaip galvoji, ar čia baisiau negu flamingas? Ne. Aš tai vienu šuoliu įveiksiu. Davai, bandykit. Vienu šuoliu stebi. Oba! Be problemų, tavo eilė. Tu dar lengviau atrodo. Ne, Įveikėm 15 km, dabar mano trečias palyginimas. Kai man buvo 16, mano draugai ir aš pats norėjau sulaukti kuo greičiau 18 metų ir tapti pilnamečiu. Kaip tau? Nori labiau būti 16 ar jau būti pilnametis? Labiau pilnametis norėčiau būti. Dėl ko? Nu šiaip nebereiktų į mokyklą, geriau dirbti eičiau, pinigų užsidirbt. O žinai, kad dirbti sunku yra gyvenime. Tai nieko tokio, iškentėsim. Aš linkiu tau dar pasidžiaugti vaikystę ir tada eiti dar. Pasidžiaugsim, kol yra laika. Įveikiam 20 km ir paskutinis palyginimas. Mes važiuodavom dviračiais, pamatydavom stulpą ir sakydavom, kas pirmas iki to stulpo, tas laimi. Nori pabandyti palenktyniauti? Bandom. Ant kiek tas šiuolaikinis jaunimas yra drąsus. Jis ką tik prieš mane laimėjo lenktynės, atsisuko ir sako, norit remačo? Kaip jauties laimėjęs? Labai gerai. Man tai turbūt jau senatvė, viskas. Labai smagu yra palyginti laikus, palyginti savo jėgas, bet dar smagiau yra važiuoti kartu ir praleisti laiką kartu. Paskutinis klausimas tau. Savo sesiai, su kuria bandėjai įminti į skraidyklių kalną. Ką pasiūlytum? Bėgti ar važiuoti? Bėgti. Gerai, Dovilė, laukiu tavęs, bėgsim. Tai didžiausias ačiū tau, Donatai, o dabar mes abu tariame jums. Čiau, čiau.